Labas. Čia va noriu parodyti vieną strategiją. Va dabar... Oi. Taip, dabar va matai 0, po to 2, po to 21, po to 28. Nu ir aš planuoju atspėti kažkurį iš šitų skaičių. Ir va, pradinis kapitalas yra 2542 doleriai, kablelis 60 centų. Nu, 60 centų. Tai va, pažiūrėsim, kiek laimėsiu. Nu, nedaug laimėsiu, bet nu, laimėsiu. Tai va, dabar statau ant 0. Tada ant 2. Ir ant 21. Ir ant 28. Viskas, dabar aš šitą pradėsiu sukti į ratą. Taip, tai 1,80. Suku dabar. Žiūrėsim, ar atspėsiu. Taip, 25 iškrito. Taip. Ant tiek pat pasilikau. 2542,60 tas pats lieka. Nu, tai galim sakyti, nieko nelaimėjau. Tai tą aš toliau tęsiu. Antras sukimas. Taip, tada... Taip. Taip, ir dar čia. 2, 3. Taip. Tai dabar aš gaunusiai nepataikiau, pataikiau į 25, kaip rodo, va, 25, o čia va tokie skaičiai. Tai reiškia dabar toliau. Taip, antras kartas. 7 irgi nepataikiau. Tada. Taip, 7. Ir 25. 25 jau yra apdengtas. Taip, tada padvigubinu. Taip, tai bus... Padvigubinu. Ir suku. 22. Повтор, 22. 3, 4, удвоить, taip, ir suku. 4, viskas, laimėjau. Taip, tai bus 2, 5, 5, 2, kablis 8, 0, 1, 2, 3 ir aš laimėjau dabar, esu laimėjęs. Į skaičius, aišku, aš nepataikiau, bet į šalia pataikiau. Tai aš laimėjau, tai paskaičiuosiu. 2, 5, 5, 2, kablis 8, 0, minus 2, 5, 4, 2, kablis 6, 0, lygų. 10 dolerių laimėjau ir 20 centų. Va, tokia strategija. Va, jinai gan didelę lauko dalį užima ir nulį uždengia, ir pirmą lauką, ir antrą lauką uždengia, ir trečią lauką uždengia sąlyginai. Tai tokia įdomi strategija. Gerai tada.